Sveiki. Šiandien mes esame 15 minučių ofise, mus supa daug linksmų žmogeliukų. Ir štai čia dar du labai linksmi 15 minučių žmogeliukai. Jie pagamins mums šefo sumuštinį. Aš esu Eglė Žuraistytė, rinkodaros projektų asistentė. Ir mano atsakomybė buvo išrinkti žaliausią sumuštinį, kurį pateikė Facebooko mūsų profilio draugai. Tad mūsų šiandienos geriausia draugė yra Žydrūnė ir jos sumuštinis buvo atrinktas kaip žaliausias 15 minučių sumuštinis. Taigi, Žydrūnė, apie save? Aš esu 15 minučių gerbėja. Nuo pat pradžių visą laiką ir skaitydavau, kai gatvėse juos dalindavo, dabar labiau nusiteikusi, kad reikia saugoti miškus ir skaitau internetinį tinklą tai daugiau. Ir Facebook'e pasižiūrėjau, buvo vieną kartą konkursas ir sugalvojau žaliausią sumuštinį. Su labai gilia mintimi, kad mes visi lietuvaičiai mažai valgom daržovių. Daržovės reikia valgyti sveika, ne vien tėveliai mamytės mokėsi. Tai va, vienas toks geriausias pakeisti sumuštinyje duoną cukinija. Šiaip būtų geresni sumuštiniai, jeigu jinai būtų šiek tiek didesnė, tai mes darysime įstrižus, tokius kaip ir duoniukus, cukiniukus, mažiukus cukiniukus. Bet grinai ant žalio, Taip. O jeigu kepinti tokias... Šiaip moksliniai faktai rodo, kad cukinijas sveikiau valgyti žalias, ypatingai jeigu jos yra švelnesnio skonio. Kai būna didelės tokios storos cukinijos, tai jos jau būna pakankamai kietos, tai jas galbūt irgi reikėtų kepinti. Tai va, kiek čia mūsų yra? 6. Tai va, 6 gražiai padarėm sumuštinukus, pastatom, tepam. Labai tinka visokiausi varškės sūreliai, ypatingai kai mano pats mėgstamiausias būna, kaip aš čia storai, taip. Vienas bus storas, alkanam, kitas bus toks besidėtinančiam. Čia yra visiška improvizacija, žinokit, šitie žaliausi sumuštiniai. Man patinka varškės kremai, bet tai galima, jeigu kas nors mėgsta, tai gali dėti, nežinau, majonezo, ant viršaus gali užsidėti kokios lašišos ar kažką panašaus. Čia jeigu tęsiant mintį, jeigu mes naudojame daržoves vietoj duonos. Taip, ir 6. Puošybai šito paties žaliausio sumuštinio mes panaudojame agurkėlius. Juos, kadangi šitas storas, tai mes jį taip ir panaudojame. Tai čia puošybai, jūs kažkaip viską labai statote. Čia buvo statybai. Šitos galima taip panaudoti. Lengvai jaučiasi inžinerinis išsilavinimas iš kažkur tai. Vienas iš išsilavinimų. O galima ir taip ir, šiaip tai aš paprastai siūlyčiau tokiom mažai. Skaniau kasti. Bet tai mačiau traškumo. Bet, patogiau gal valgyti. O tai naudojant cukinę vietoj duonos, neišeina kaip plasmasinė stiklinė? Jisai nemėgsta. Lyg ir ne stiklinė. Ne, aš labai mėgstu cukinijas, bet... Žinokit, ar mes jau tujinamės gal, yra skonio reikalas. Esmė tame, kad, iš tikrųjų, jeigu žmonės mėgsta labai duoną, jisai ten negali valgyti cepelinų be duonos. Jo, pagarba tokie žmonėm, kurie vertina duoną taip smarkiai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nemėgstu nei duonos, nei cepelinų. Aš mėgstu cukinijas. Fantastika. Tai va. Palaukit, kokios čia dar formos mes nepanaudojame. Esminės panaudojam jau. Tai va, visas formas panaudojame. Ir ką, paskutinis akcentas. Žalias. Tai čia būtų geriausiai kaip vėliava. Bet nukris. Tai. Kaip samanėlės. Kaip samanėlės, tai va. Ir va, panašiai. Irgi krapai samanėlės prie paminklo. Labai sveikas daržovės, labai daug mineralų yra ir labai močiutės mumis labai didžiuojasi, jeigu mes juos valgom ir panašiai. Močiutės tai lašinių dar uždėtų, man atrodo. Jo, aš manau, jo tokį šmotą trigubai didesnį. Mano močiutė pasakytų, vaikelį, atnešk man duonos. Tai va, štai, prašau. Pats žaliausias sumuštinis.
šaltibarščiškas skonis. Sakyčiau, bet, nu... Toks, nu, kiti šaltibarščiai.